Sveiki, šiandien Stopzone video apžvalga 10 colių kiniškas Android tablet iš dinodirect.com. Tableto dizainas labai primena Apple iPad, tai yra minimalistinis stilius priekyje. Tai turim priekinę kamerą video pokalbėm, šone garso reguliavimo mygtukus, taip pat ekrano atrakinimą, užrakinimą ir power mygtuką viršuje. Visas papildomas jungtis, tai yra tableto krovimui, HDMI išėjimai televizorių, vieną USB jungti, prie kurios galite prijungti išorinį diską ar kažkokį kitą priedą, SD kortelės vietą, jungti prie kompiuterio ir į patį tabletą perkel duomenis ir žinoma dar vienas ausinių lizdas. Dar įdomi smulkmena, kad visa nugarėlė pagaminta iš tikro metalo, galbūt aliuminio, galbūt tik jo imitacijos. Taip pat turime 2 stereo garsiakalbius ir galinę vaizdo kamerą. Tabletas nustebino savo dydžiu, tai yra plonumu ir svoriu. Ne ką skiriasi nuo šiandien rinkoje populiariausių, pavyzdžiui, Samsung Galaxy Tab. Tabletas sukasi su Android Ice Cream Sandwich. Konkrečiai 4.0.3 versija. Kaip matot, veikia gana sklandžiai ir sparčiai. Tabletas atkeliavo su standartinėm Android programom. Papildomai turime gana patogią bylų naršyklę, kuri leidžia peržiūrėti tablete esančias bylas, pasiekti duomenis kortelėje ar prie USB prijungtame diske. Toliau turime iškart įdiegtą Adobe Flash palaikymą, labai gerą video grotuvą, kuris palaiko tiek Full HD video formatus, tiek rodo netgi 3D filmus, kuriuos išbandysime vėliau. Ir žinoma, turime Google Play programėlę parduotuvę. Įprastai Android tablet kaip Galaxy Tabas naudoja HD formato ekraną, kuris gerai tinka filmams ir video žaidimams, bet gana prastai optimizuotas web naršymui ar žurnalų skaitimui. Tuo tarpu šio tablet filosofija panašiai Apple iPad, kur naudojamas didesnės rezoliucijos, tai yra platesnės už HD ekranas. Ir jame yra patogiau tiek naršyti interneto turinį, tiek skaityti žurnalus, knygas ar naudotis programėlėm. Taip pat įdomi smulkmena yra tas, kad šis kiniškas tabletas PDF žurnalus varto netgi geriau už Galaxy Tabą. Tai yra, matote, praktiškai nereikia laukti puslapių užkrovimo. Iš karto galime skaityti padidintą ar sumažintą tekstą. Tarpu su Galaxy Tabu kartais tenka nemažai palaukti, kol užsikraus sekantis straipsnis. Netgi labai nemažai palaukti. Tuo tarpu, kaip matote, kiniškas susitvarko su žurnalais pakankamai geriau. Žinoma, galima skaityti ir laikraščius, pavyzdžiui, Lietuvos rytas. Taip pat iš karto matome straipsnį, pakankamai didelio šrifto tekstas. Na, o dabar išbandykime video galimybės. Tai kiniškų tabletų pliusas yra tas, kad iš karto yra HDMI išėjimas. Taip pat konkrečiai šio modelio pliusas yra toksai, kad galime prijungti, pavyzdžiui, USB diską su filmais. Ir taip pat turime antrą USB, kurį galime prijungti prie televizoriaus ir krauti patį iPadą. Taigi turim Full HD video ir galim, kaip matote, dabar persukti jį. Taigi jokių strigimų, iš karto valdomas video. Ir išbandykime Avatarą 3D. Savaitę iki užduoties pradžios
Stimas nužudytom dėl neišlamančių popierių. Buvo šaldyti 5 metus 9 mėnesius ir 22 dienas jausit alkį. Taigi, matote, iš karto su 3D akiniais galėtumėt matyti 3D vaizdą. Buvo mokslininkas, o aš tik dar vienas klaidas keistininkas įsiruošęs ten, kur vėliau teks gydytis. Vėlgi ypatingai spartus procesorius, galima akimirksnį prasukti filmą. Vėlgi HD video, AC3 garsas, laikomi visi kodekai. Nu, čia turime tiesiog Blu-ray disko aplankus nukopijuotus tiesiai į kietąjį diską ir pabandykime paleisti video. Kitas TV smagumas, žinoma, yra OnLive. Tai yra tabletą galim prijungti prie TV ir žaisti žaidimus. Vienintelis minusas, kad tabletas neturi Bluetooth, taigi bevielio pultelio neprijungsime. Bet kadangi turime antrą USB, galime pasinaudoti PlayStation DualShock USB galimybę. Žinoma, galime prijungti ir USB peles bei klaviatūras. Štai radom vieną žaidėją. Ir štai senesnės programos ir žaidimai kartais nemoka išnaudoti pilno ekrano ploto, taigi turim juodą juostą. Žinoma, tabletą prijungus prie TV šios problemos nelieka. Žinoma, galime patys ir bandyti žaidimą, bet to aš šiandien nedarysiu. Na ir štai turbūt vienas įspūdingesnių 3D žaidimų Google Play parduotuviai. Kaip matote, žaidžiamas, visi efektai. Na ir štai tikras PC žaidimas. Jei tokį dar prisimens. Taip pat tabletas turi akcelerometrą, 2 kameras, priekinę ir galinę ir žinoma mikrofoną.